Labas, Karoli. Labas vakaras, Rūta. Jau seniai norėjau tave pakalbinti ir manau, kad buvo metas su tavim pasikalbėti, nes Bocmanas jau labai daug metų gyvuoja kauniečių ir skrandžiuose, ir galvose. Tai aš manau, kad atėjo laikas pasikalbėti ir paskutinį kartą berods kalbėjomės ne su jumis, bet su kažkuo, kažkokiam panašiam formatui. Tai 2016 metais ar 2017, tai įvyko daug dalykų. 10 metų praėjo. 10 metų, greitai prabėgo kaip viena diena. Vaikai paaugo. Ir tu paaugai. Kažkaip patirtis daro savo, tai atsirado šiek tiek tos patirties ir noras tą patirtim pasidalinti tikriausiai. Bet aš vis tiek norėčiau sugrįžti dar į pačią pradžią, nes Bocmano brandą žinom daug kas, aš netgi Kaune negyvenantį žinau ir teko lankytis. Tu užaugai Jurbarke. Taip, tai mano, kaip sako, pirmi žingsneliai verslume, kaip po asmenybės, tai mano pirma chebra, Jurbarko chebra, tai tie 18 metų praėjo kaip graži pasaka ir su daug laisvės, su daug geros chebros ir su tuo pirmojo verslumo. Tai jeigu atsimintos pirmus žingsnelius, tai galim nusikelti ir į Nidą, nes mano dalis šeimos iš Nidos ir pirmieji važiavimai į Nidą būdavo tokie įdomus, kad visi vaikai džiaugdavosi jūrą, visą kitą. Na, o aš pajūrį kopose rinkdavau skardinės, cigarečių pakelius vokiškus, nes tuo metu nepriklausomybė tik atėjo ir tos skardinės, tos cigarečių pakeliai tokie, tai buvo šiokia tokia valiuta, tai aš visą tą valiutą parsiveždavau į Jurbarką, na ir vykdavo tokie barteriniai mainai, mainydavom šitą valiutą į kažkokius senovinius pinigus, tai čia mano užuomazgos, čia pradžia tokia ir aš manau, kad čia toks atskaitos taškas. Tai sugrįžtant prie tų barterinių mainų, labai džiugu, kad gyvenime ir vėl šiuolaikiniai verslo bendruomeniai, tai vėl mes turim tą barterinį santykį. Tai va, nuo ko pradėjom, ten ir atsiradom realiai. Bet į pačią maisto kultūrą tu atėjai nuo savo tėvų dėka, nes jie turėjo maitinimo verslą Jurbarke, kuriame ir tu pradėjai savo, pavadinkim, karjerą? Tai tikrai taip, tai situacija valstybėje keitėsi ir iš tų SSR virsmo į nepriklausomybę keitėsi viskas, keitėsi ir tėvų specialybės ir viską, ir mano mama nusižiūrėjo visiškai sudegusį namuką Jurbarko miesto centre ir tėvukui davė užduotį, kad čia turi būti būtinai, pirminė mintis tai buvo, kad vaikų kavinė, bet vaikų kavinė rinka nebuvo tokia didelė, kad tai būtų. Tai gavosi tokia lietuviška valgykla, tą, ką mes lietuviai mokėjom gaminti, tą mes ir pradėjom gaminti. Ir aš tikrai gerai atsimenu tą pirmą pečių, ant kurio ir buvo gaminamas tas maistas. Ir viso labo tai buvo 4 staliukai ir prie baro 4 vietos. Ir pirmieji klientai tai buvo kaimynai Kauno gatvėje, kurie atėjo suvalgyti tų lietuviškų cepelinų. Tai aš tame visame dalyvavau ir, čia mano jau maitinimo pradžia, vadinkim, maitinimo aptarnavimo, suvokimo, servizo ir visa kita, tai įskiepijo mano tėvai, mano šeima, nes mes šitą tėvų verslą turėjome 17 metų, tai aš visą savo paauglystę iki pilnametystės, ne visiškai savo noro ten viską darydavau, tai stengdavausi išvengtų darbų, bet nuo jų pabėgti nebuvo įmanoma, mes 4 vaikai, visi esam praėję tą maitinimo verslo mokyklą, vadinkim, tai aš, žodžiu, iš ten atėjau, bet aš labai bėgau nuo to, labai, aš norėjau labai pabėgti nuo to. Ironiška, nes dabar esi čia? Tai, taip jau gaunasi, kad aš sakiau, niekada gyvenime jokio maitinimo, jokio aptarnavimo ir jokio, tai labai sudėtinga, tai aš tą mačiau nuo paauglystės ir
Ir aš pabėgau ir man man padėjo mano šeima pabėgti nuo to, mane tiesiog išmetė į Kauną važiuoti mokytis. Aš ir į tą Kauną nelabai norėjau, irgi ironija didelė, kad man Vilnius, Klaipėda, mano bendruomenė, tai muzikos bendruomenė, mes muzikantai, mes mokyklas baigę muzikos ir daugiau gal sukosi apie tą muzikos verslo vystymą mintis, bet pirma specialybė, vadinkim, buvo vėl tėvų parodyta viešo maitinimo chemijos fakultetas Kauno KTU ir mano pirma stotelė buvo ten. O kai dabar galvoju apie tą vaikystės ir paauglystės laiką tėvų restorane, valgykloje, koks tau kvapas ar skonis labiausiai primena tą laiką? Man labiausiai primena ta vizija, kad aš matau kiekvieną rytą nuoširdžiai, dabar būtų protu nesuvokiama, bet tas pečius, apie kurį aš šnekėjau, tai jis buvo kiekvieną rytą kūriamas malkomis. Ir ant to pečiaus maistas pagamintas stovėdavo visą dieną ir ta energetika, kurią mes turėjom toj valgykloje, aš daugiau nesutikau šito, nes tai unikalu. Tai po šiai dienai tas pečius stovi, aš galiu nuvažiuoti ir pažiūrėti, jis apgriuvęs truputį, bet tas, žinom, mes tą filmuką Ratatouille, ar ką tai Latroškinys, tai vat man tos asociacijos, tai kad kiekvieną dieną prabėgus iš mokyklos, tu visada gali įsidėti ar tai cepeliną, ar balandėlį, ar guliašą, ar ką, nes visas maistas pagamintas, jis tas 2-3 valandas šiltas ir jis tokią energetiką turi, tai visi Jurbarko senbuviai, išeiviai ar šiaip lankęsis pas tėvuką, pas vadinamą bocmaną, tikrai mano tėvuką toj valgykloje ir tikrai žinos, apie ką aš kalbu ir čia toks dalykas, kad tai neapsakoma, nepapasakosi tai žodžiu, tai tas jausmas ir tik tais retais atvejais aš kažkur aplinkoje, mieste, Kaune, Vilniui, kažkokias užuomenas galiu pajaust, nes aš visą maitinimo verslą ir ką jaučiu. Aš tiesiog jaučiu, kiek tos energetikos ar kiek to skonio, nes visas konsistencijas, struktūras, gamybą, servisą, aš viską labai labai gerai jaučiu. Tai yra užuomazgų, yra vietų, bet sakau, toks vaizdinys iš vaikystės, tas toks pečius, malka, dūmelis ir tas šviežias, šviežu, skanu. Tai truputį gal turėjo netgi sugadinti vėliau kažkokį įvaizdį kitų kavinių, nes labai sunku rasti tą jausmą, ar ne? Ir dabar, tarkim, tu randi kur nors panašios kokybės lietuviškų patiekalų, tokios, kokius gaudavo vaikystėje? Tiesą pasakius, nėra. Taip niekas nebegamina maisto šiais laikais ir maisto gamyba, vadinkim, nuėjęs į kitas kultūras, vadinkim, natūralu, kad mes patyrėm tą sodybų tuštėjimų metą, visi daug žmonių emigravo ir daug kitokios patirties, aš nesakau, kad blogos, mes kultūringos maisto kultūros atsivežėm į Lietuvą, mes turim kitokio formato kokybiškus dalykus, bet apie tą rankutėm daromą dalyką, lietuvišką, aš manau, kad tik privačiai mes galim kažką tokio gauti. Mes kartais ir savo restorane skiriam per mėnesį 1 ar 2 kartus išskirtinai tam tikro cepelino ar kugelio darimui, kuris tikrai vyksta, ne ant to pačio, to senoviško pečiaus, bet turim anglinį pečių ir bandom tą kvapą, tą skonį išgauti per tai, bet tai tik panašu. O jeigu taip jau sugrįžti į tą skonį, tai aš manau, kad mūsų mamos čia visada pas mamą yra taip ir kiekvienos mamos, jeigu paprašysim, tai bus tai, ką mes turėjom valgykloje Jurbarke. Tai tas toks. Bet sakau, tai nereiškia, kad svetimos atėjusios kultūros maitinimo yra blogos. Yra gerų pavyzdžių, yra
kokybiškų, įdomių projektų, tai aš tai už, kad mes kažką išnešėm į Europą, Europą atnešė mums kažkokią kitokią įdomią patirtį. Tai... Mes dar apie kitas kultūras šiek tiek pakalbėsim vėliau, bet man labai įdomus tavo kelias nuo maisto technologo specialybės iki darbo urbo bazėse, NT brokerio ir tada jau restorano savininko. Tai čia, kaip ir minėjau, aš bėgau nuo viso to šeimos verslo ir ieškojau savęs, o atvykus į mastai skiriasi 10 kartų nuo Jurbarko į Kauną ir suras save, ieškoti save, tikrai yra nelengva ir vaikis iš mažo miestelio patiria tokį lengvą kultūrinį šoką ir natūralu, kad visos naujovės, kurios tam didesniam mieste, vakarėliai, mada, žmonės atneša savų tokių įdomių dalykų. Tai pirmas gal toks tai vėl reiktų sugrįžti to, kad aš nebuvau labai geras studentas pirmam savo universitete, nes norėjau integruotis į didelio miesto naktinį gyvenimą, tai turėjau tam tikrų... Paaukoti kažką. Paaukoti kokius 3 semestrų dalykus, kad sužinočiau, kaip viskas vyksta tam Kauno naktiniam gyvenimui. Tai buvo pasiūlymas man iš tėvų pusės, kad tai jeigu nėra noro mokytis, tai visada gali grįžti ten, kur buvai. Tai nelabai buvo noro didelio. Bet iš tikrųjų sugrįžau keletą metų atgal į Jurbarką ir iš tikrųjų paprašiau savo tėčio, kad duotų man saviraiškos. Tai vadinkim, mano pirmas pasibandymas su verslu, su kavinėm, tai buvo vėlgi ne Kaune, ne kur, bet Jurbarkas. Aš sugrįžtu po 2,5 kurso, nes išbandžiau visus galimus variantus, vakarinį, neakivaizdinį ir visą kitą, ir nusprendžiau parvažiuoti vis dėlto į Jurbarką ir paprašyti tėvų galimybės, kad leistų man pabandyti tą, pačiam padaryti tą. Tai tas suvokimas apie tą darymą pačiam buvo labai įdomus. Tai sako, tu įrodyk, kad turėjom iš tikrųjų, jau tėvai irgi versle buvo paaugę, buvo valgykla, buvo svečių namai, buvo kita kavinė. Ir ta kavinė tokia buvo banketinė gal ir aš sakau, aš noriu dirbti kasdieną ir va čia parodyti tą, ką aš galiu. Tai pirmas buvo, tai tu pirmiau parodyk mums, ką tu nori, kaip tu įsivaizduoji šitą dalyką. Tai įsivaizduojat, 20 metų vaikinukas grįžta ir tėvam bando parodyti, ko jis pats, jis visą, kad tą matė, užaugo tame, bet mano pirmas, kas man atėjo į galvą tuo momentu, labai toks iškyla, kad tos kavinės, atsimena tokius senoviškus kavinės lubas veidrodinės. Tai nuo gamybos truputį tos lubos buvo užsiniaukusios, tai ką aš sugalvojau tuo momentu, ką tėvam įrodyti, kad aš galiu daryti kaviniai, tai idealiai nušveičiau lubas ir atėjau ir sakau, žiūrėkit, va čia, bet sako, čia to neužtenka, sako, turi pasidomėti, kokios yra veterinarinės sąlygos, ką reikia padaryti, ką įgyvendinti, kad tu galėtum atsidaryti kaip po vietą. Ir pradėjau, atsispausdinau kokius 200 lapų veterinarinių reikalavimų, studijavau, ėjau, klausiau, ir pradėjau daryti. Ir pamatė, kad, aš užsispyręs, aš gyvenime visada buvau biškį toks užsispyręs. Ir tada jau įsijungia mama ir sako, sūnau, tikrai matom, kad tu čia nori pasireikšti viską, bet yra vienas niuansas, kurį aš ir dabar tikrai atsimenu, tai kad sako, jeigu tu samdysi žmonės, tiesiog tu finansiškai sugriūsi ir nieko čia nesigaus. Tai sako, mama, man, verslininkė, būdamas, sako, turiu tau pasiūlymą. Tai 50% man, 50% tau. Aš pasirinkimo kaip ir neturėjau, tai mano mama ėjo dirbti į virtuvę, aš servisas, ir mes buvom puikiai pirma komanda, ever maitinime buvo mama ir aš,
ir mes turėjom tikrai pirmus 1,5 metų nuostabius ir na, jau mes pradėjom uždirbti, pradėjom gauti pelną, bet mano mama, žinodama, kad aš tikrai noriu dalykų, kurie, 20 kelių metų vaikinui aktualus automobilis, ten prabanga ir visa kita, jinai nukreipinėjo mane visai kitą linkmę, tai jinai laikė mūsų bendrus pinigus, nedavė man tų pinigų ir sako, investuok į nekilnojamą turtą. Tai tas nekilnojamas turtas, kad reikia įsivaizduoti, dabartiniai perspektyvai, tai atrodo malkų krūva, be langų, bet mes pradėjom taip. Tai pirma investicija buvo į tokį pusę sugriuvusio namo be langų, tai mano pirma investicija iš pirmo maitinimo verslo. Na ir pavyko. Aišku, tėvukas matydamas tą potencialą, kad tikrai tu stengiasi, kad tikrai tu užsibrėžęs tam tikrų tikslų, padėjo ir tos langus įdėti ir realiai man pradėjo darytis įdomus kiti dalykai. Aš tuo metu pradėjau labai daug knygų skaityti apie madą, apie verslą ir visą kitą ir kažkaip užsikabinau, tikrai, kaip dabar atsimenu, Statkevičiaus išėjo toks albumas mados ir mane taip suintrigavo ir sakau, mažas miestas neturi kažkokių tai brandinių prekių ir visą kitą ir va turiu patalpėlės, jas jau baigiu įrengti ir čia bus toks boutique shopas, toks moterim ir gal ne tik ir tas verslas nuo to momentų diferencijuotis pradėjo, mes truputį dirbam su maitinimu, truputį investuojam į tą ateinantį butiką ir iš tikrųjų vėlgi nulis patirties, nulis suvokimo, tik didelis noras ir tada ateina tas momentas, kai jau reikia tas realias prekes turėti, tai parduotuvėje ir įsivaizduojant, kad tu nežinai, nei kiek jūs kainuoja, nei kur jas pirkti, vėl didelės paieškos per visą Lietuvą, kur čia galima gauti, ir kaip dabar atsimenu, ten neturim naujų automobilių, turim čiutvažiuojant į kažkokį automobilį ir surandam kažkokią prekybinę bazę, kur turi tuos brandus vadinamus, atvažiuojam į Domeikavą ir stovi vaikinukas, ten žiūri, sako, ir aš žiūriu tuos drabužius, tuos brandus, tie brandai, tai tada tuos brandus galėjai suvokti, ką tu ten aprangos galerijoje ten pažiūrėsi, tai kažkur ieškosi kažko panašaus, tai vadinkim, su tuo biudžetu, ką aš atsivežiau tą pirmą kartą, aš galėjau nupirkti, maks 20 vieneto kažkokio dalyko. Ir pagrindinis klausimas buvo toks, ar tu turi bent pakabas, ant ko tu visą tą produkciją kabinsi. Aš sakau, neturiu. Tai tokį parodė į kampą, sako, čia tokių nerūšiuotų pakabų krūva yra, tai pasimk, sako. Jo, ir aš ten rūšiavau gal valandą, viską į tą savo seną Astrą kažkaip susigrūdau ir tas prekes ir visai kitą. Ir dar atsimenu, kad reikėjo ir kabyklų, ir važiavau, nusipirkau ten ar 4 ar 5 kabyklos ir kai jau aš viską išpakavau ir viską sukabinau, labai juokingai viskas atrodė, tai buvo 20 keli tie vienetai tų drabužių, bet tai buvo firminiai drabužiai, mažam miestelį. Ir vėl užsispyrimas, nežmoniškos paieškos tų drabužių atvedė iki to, kad mes po metų, pusantrų turėjom produkcijos tikrai nemažą sumą ir ne viena, o 2 patalpos buvo pilnai užpildytos įvairiais drabužiais ir taip, vadinkim, mažo miestelio, mažas butikas apie drabužius, aprengėm kažkiek moterų, kažkiek net ir paskui vyrų ir mes susidūrėm su tokia problema, iš tikrųjų tokio mažo miestelio problema, kad taip, ten maitinimo minimaliai verslas veikia, turim ten parduotuvėlę ir mažo miestelio problemos, kad nėra ką veikti, tiesiog tu esi jaunas, tu tokius ratus suki aplink tą mažą miestelį ir man vieną dieną trūko viskas, kažkas pasidarė ir aš savo tėvam po 2 metų berods pasakau, kad viskas, aš grįžtu į Kauną. Kaip dabar matau tėtę ir jis sako, sūnau, nevažiuok ten,
Kauno vaikinukai tave kažką sakau, žiūrėk, tėte, aš nesu tas, kuris ten bijau kažko ir, nu, tiesiog, sako, tave finansiškai suvalgysi. Ir iš dalies tai buvo daug tiesos tame, kad aš viską metu tam Jurbarke, ką aš tikrai turiu, tikrai galiu gyventi ir ne, nu, aš pavalgęs, aš apsirengęs, aš turiu visą gerbuvį, turiu kur gyventi, vis kuo pasirūpinti. Po šiai dienai tai būtų, nu, rojus. Bet šitoj vietoj pasidaro nebeįdomu ir aš viską metu sugrįžtu į Kauną ir ką aš padarau, aš ne taip, kad sugrįžtu, aš pirmiausia nuvažiuoju į Urmo bazės ir Urmo bazės, tada gauti vietą, nu, principė neįmanoma. Ta prasme, aš einu, darau tas duris, kurios tikrai sunkiai atsidaro, sakau, tuo momentu gauti vietą Urmo bazėse, principė neįmanoma. Bet aš įtaigiai kalbėdamas, kad turiu viziją, kad turiu patirties, nu, mano patirtis mažo miestelio, nu, vadinkim, butiko valdytojas vis tiek. Butiko valdytojas, jau, tai, bet aš turiu va tą Dievo dovaną pašnekėti su žmonėm, kurie už kažką atsako ir aš įtikinu, kad aš galiu būti konkurencingas, galiu veikti tuose Urmo bazėse. Ir taip, šitą vietą gaunu ir aš kaip dabar matau, Urmo bazėse, vadinkim, dirba iš principo vienos moteris. Ir kada aš pradedu kabinti savo butik prekes, mano moteris viso to sandėlio pasako, nu, tu čia ilgai neišbūsi, čia jos tokį pasako man, o aš taip tokį mėgstu atsakyti irgi, sakau, aš būsiu tiek, kiek aš norėsiu, nes aš turiu tam galimybių. Tai mes pabuvom tose bazėse, iš tikrųjų, nežinau, 2 ar 3 metus mes teko mums padirbėti su tais butik produktais, ten labai įdomių istorijų, ten viskas tobulėjo ir tie drabužiai tobulėjo ir visa kita, bet iš principo, nu, tokia rinkos ekonomika, kai nu, aš per tuos 2 metus suvokiu, kas yra tos Urmo bazės, tai yra vėlgi gyvenimo būdas, nu, tiesiog žmonės yra, tikrai buvo skyrių, kurie, nu, uždirbinėjo labai didelis pinigus, bet dauguma dirbdavo, kad išsilaikyti savo, turėtų atlyginimą ir gyvenimo būdas, ten jis po 15 metų ar 20 jis buvo to ir aš iššokęs į tą, bet aš labai pritapau su visais, susidraugavau, mėgstu pakalbėti, mėgstu turėti įdomius sandorius, tai mes ten radom, aš labai atsimenu, ten bedirbdamas su drabužiais, tada kažkokią galimybę kosmetikos, tokios prabangesnės turėti, tai aš visas tas Urmo bazės moteris jom išpardaviau visokios reikalingos kosmetikos, ten turėjom gerų sandorių ir kaip dabar atsimenu, labai toks įdomus dalykas, tokia mūsų priešais mane dirbo tokia užrelė ir pas ją draugė ateidavo ir, nu, natūralu, ten skyrius, nuo skyriaus per metrą skiriasi ir tu maždaug girdi, ką ten kas apie ką kalba ir ta kalba buvo tokia apie nekilnojamą turtą, mergina dirba su nekilnojamu turtu ir padarė sandorį, uždirbo nuo sandorio tą dieną 3000, kitą dieną dar 3. Ir aš taip klausiau ir aš galvoju, nu tai aš čia visą mėnesį dirbu, čia 3 gal tūkstančiai ar ten 2,5 ir čia kartais nėra tų žmonių, kartais yra, čia tą nuomą sumokė visą kitą ir tokia intriga. Ir čia žmogus pardavė, 3 gavo, rytoj vėl 3 gavo. Na ir išėjo ta jos draugė ir aš tada pradedu su ją, sakau, užrelė, o tai kas čia iš vis yra, čia, kaip čia viskas veikia, sakau, tu gali jos paklausti apie ką, tu sakai, jo, man čia nėra problemų, žodžiu, dar kitą dieną jinai vėl atėjo ir jinai tikrai paklausė, nu, sako, tai procesas labai paprastas yra, noriu laikraštis, tu ten paskaitai, kad kažkas parduoda kažkokį butą, nu, tai sako, imi tą skelbimą, skambini tam savininkui, sakai, kad tu gali padėti parduoti būtą nekilnojamą turtą. Nu, aš taip, nu, tą šaltą skambutį daryti, nu, niekada tu jo nedaręs, nu, aš nusipirkau tą noriu laikraštį, sėdžiu tam skyriui prie tų savo brandinių prekių ir galvoju, nu, ką aš čia dabar darau, nu, bet aš labai susikaupiau, žodžiu, vienas skambutis, antras atsakymas, nereikia, eik tu ten vėliau, niekam ten nieko nereikia, na ir iš kokio 10-11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 sako, jo, okei, atvažiuok, pažiūrėk, nu, ir aš taip, nu, 10 11 s
aš nežinau, kur aš važiuoju, nežinau, ką ten reikia daryti, niekas, nulis patirties, žodžiu, atvažiuojam, bendrabučių tipo būstas, ten labas, parduosi, tai aišku, parduosi, kaip galiu neparduoti, tai aišku, kad parduosi. Nu ir tiesiog toks vėl užsispyrimas, toks naujas įėjimas į priekį, 3 mėnesiai jokio feedbacko, nieko. Tiesiog tikėjimas, kad ateis tie pardavimai ir natūralu, jie atėjo ir iš tikrųjų tas pirmas parduotas buvo butas, tą, kurį pirmą apžiūrėjau ir prasidėjo tie sandoriai. Ir kada jie prasidėjo ir sulyginant tai, ką mes turėjom prieš tai ir kai tu tikrai po tų 3 mėnesių taip ir buvo, kad, kaip sako, vieną dieną ten 3000, kitą dieną 5000 ir tai gal buvo pirmi tokie realių pinigų suvokimas, kad, ten reikia mėnesį dirbti, kad ten uždirbtum, o čia ateina įdirbis, ateina pinigai. Natūralu, tai jaunas esi, klaidos prasideda nenoras dirbti tą, ką tu darai, tai realiai visas tas nekilnojamo turto kelias mane atvedė, ir mes važiuojam prie to sugrįžimo namo. Tai kuo daugiau kontaktų turėjau, kuo daugiau pardavinėjau ir realiai atsirado noras vėl sugrįžti į studijas, nes atsirado truputį pinigų. Ir tas ėjimas į paskaitas, aš negalėjau sugrįžti į chemijos fakultetą, tiesiog aš 3 kursus baigiau, bet po šiai dienai nesu aš pabaigęs to chemijos fakulteto, bet 3 kursus esu pabaigęs. Bet norėjau pabaigti studijas vien dėl to, kad tėčiui daviau pažadą, kad tai reikia padaryti ir tuo metu įvyko nelaimė, nebetekau tėčio, kaip ir verslas neblogai ėjos, bet nėra jau mano, vadinkim, tą momentą visada toks, kai tėvas buvo, visada toks garantas buvo, čia jau mes pradedam už viską atsakyti patys ir pažadas duotas, aš paprašiau, kad mane priimtų į vadybos ekonomikos fakultetą ir aš eidamas į vakarinės paskaitas, Laisvės alėja, matau stiklinį pastatą gražų ir matau didelę ponę, fainai atrodančią ir aš natūraliai, kaip aš geriausiai moku, komunikuoju, kad ir čia jūsų pastatas, taip čia mano, tai aš galiu padėti jums parduoti, išnuomoti ir visų kitų. Rytoj. Jo. Tai taip ir buvo. Tai vedė, kad taip. Ir išnuomavom, ir pardavėm, ir visą kitą. Ir tada, bebendraujant su gerai žinoma mano viena iš pirmųjų tokių realių verslo mokytojų, tai Laimutė. Tai Laimutė tokia buvo miesto žinoma verslininkė, kuri sako, yra dabar kino teatras Kanklė, sako, ir jas reikia arba parduoti, arba išnuomoti. Tai mes atėjom ir parduoti neįmanoma, tiesiog ten buvo tam tikros sąlygos, dėl kurių išnuomoti 1700 kvadratų. Bet aš nepaliksiu taip, aš negaliu palikti, aš tiesiog dirbu su nekilnojamu turtu ir aš sakau, Laimutė, duokit man 3 mėnesius, jeigu man pavyks įgyvendinti taip, ką aš sugalvojęs, tai tiesiog, kai yra pinigų, juos padalinti visada lengviau, negu jų nėra. Ir kas man kilo, kaip dabar matau, einam į tas paskaitas, į grupiokai, viską, aš sakau, bandau įtraukti grupioką, sakau, darom kalėdinę mugę. Suporcijuojam tas kankles ten po 5 kvadratus, po 20 kvadratų, ir išnuomojam, kaip dalyviam, kaip kokiai parodoj. Visi sako, crazy, Karoli. O čia kurie metai buvo maždaug? Čia apie 2,9, kažkas tokio. 2,9, 200. Kažkas lyg ir pasirašė iš grupiokų kažką daryti, kažkas ne, bet faktas tas, kad dauguma grupiokai atėjo į tokį oficialų atidarimą ir realiai vėl įdomybė, kad reikia užpildyti tas sudalintas saleles. Tai niekas neperka tų vietų, realiai sudėtinga parduoti to, ko žmonės nesuvokia. Tai aš tokią sugalvojau, vadinkim, tokį čytą, tai
Ką turėjau namie, padėjau ten tose salelėse, tai čia sakau, žmonės knygom prekiauja, mano knygos sudėtos ir jau atsiranda knygos, atsiranda kiti rakandai ir gerai atsimenu, nuostabią mano draugę dabar turiu tikrai tokią Agnę Lėlininkę, menininkę ir jis sako, aš noriu paveikslus prekiauti ir jinai taip labai daug tų gražių paveikslų ir tų lėlių ir visą kitą ir taip jaukiai į tą kampą ir iš tikrųjų mes užsikabinam. Mes išpardavėm realiai, nesumeluosiu, apie 50 tų vietų, kas tikrai atnešė kalėdiniai mugiai sėkmę, atnešė sėkmę mano verslo mokytojai Laimutei tuo metu ir įvyksta toks dalykas, kad ta kalėdinė mugė, tada kažkoks tai toks sėdėjimas per kalėdas, nevažiavimas pas tėvus, pas mamą ir aš sėdžiu ir kažkaip telefonas netyla, sako, čia tu žvaigždė visą kitą, aš nesuprantu, apie ką tai šneka, tai kažkoks tai TV3 kūčių vakarą reportažas apie tą kalėdinę mugę ir būtent kažkas paėmė interviu, išleidžia, bum. Ir baigėsi tos kalėdos, baigėsi viską ir tie prekybininkai sako, tai galima gal tiesiog pratęstum visą šitą dalyką, mes čia būsim toliau, mokėsim tą nuomą. Ir mes turim ten tokį turgaus formatą, turim ten, ne visi lieka, bet ten apie 20 tų žmogelių lieka ir mes dirbam, bet tai jau vėl nėra iššūkių toks turgus. Tu ateini, kažkas tau pyragą duoda, kažkokį užnuomą, gal vėluoja, nevėluoja. Toks formatas. Ir vienas prekybininkas sako, davai išvarom mes visus tos prekybininkus iš tų kanklių. Ir sako, ir dabar kažkokios tai jubiliejinės Hanzos dienos artėja ir sako, tu supranti, Karol, čia pristatom alaus stalų, dešrų, bratvurstų ir sako, čia užkuriam vakarėlį nerealų. Tai ko reikia lietuviam visada šventės. Įsivaizduok, aš ten 15 metų matęs, kas tas maitinimas yra, aš iškart tam žmogui sakau tokį. Sakau, žiūrėk, mes galim padaryti, bet kaip mes šausim į minusą kokią 10-15 tūkstančių, bet sakau, vis tiek darom. Ir mes viską išmetam, visus tos prekybininkus, ten sakom, čia viskas formatas keičiasi. Ir iš tikrųjų mes 2010 metais, jeigu neklystu, mes pristatom tų alaus stalų, pakuriam tą pirmą barą. Ir tai jau yra ta užuomazga, ką mes dabar čia tam Kaune turim, tai atsiranda kanklės. Su Hanza dienom, su Kauno dienom, su ta švente ir iš tikrųjų mes kalam tą -15 ar 10 ir partnerį turiu ir su partneriu ten bandom kažką dirbti, bet tuo metu tas formatas toks irgi, šiek tiek tuo nekilnojamu turtu užsiemi, šiek tiek tu turi realiai pirmą tokią įdomią vietą, kur gal net ne pinigų reikia, o gal reikia pramogų, nes tu jaunas, nes asmeniniam gyvenime ten buvo meilių, nemeilių, ten santykių, nesantykių ir mes nueinam į tokį naktinio klubo formatą, kur patys nežinom, ką mes ten darom, nežinom, kaip tas naktinis klubas veikia, mes nežinom, mes tik, iš vaikystės turiu kažkokią patirtį, kažkokią pirmą maitinimo patirtį, bet tai visiškai, tai yra laisvės alėja, tai yra laisvė, tai yra naktinis sėdėjimas iki 6 ryto, ir dar po pusės metų dingsta mano visi partneriai, viską aš žinau, kad aš turiu didelę skolą, turiu atsakomybių, turiu mokėti nuomą ir reikia kažką daryti. Ir taip gimsta kažkoks toks, dabar pavadinti galima načnykas toks. Kai jau viskas užsidaro, tai tada atsidaro kanklės ir mes dirbam, turim gerą laiką iki kokių 8-9 rytų. Kartais parom ten būdavo. Ir aš galvoju, čia tai gyvenimėlė, truputis pinigų, truputis džiaugsmo ir ten gal neįvykėt kažkokie santykiai. Dabar tai aš jau pagyvensiu, jau čia dabar jau mano atėjo akimirka, ant dienos ir naktys jau dabar mano ir kaip dabar matau, kadangi aš su alkoholiu nelabai draugauju, toks
buvo ten tokių visokių, bet naktinį klubą turėti ir ten jame, nu vis tiek tu nori, nenori, kartais ten kažkokie vakarėliai vyksta. Ir vasaros metu ten panelės ateidavo, išeidavo, bet tokia viena panelė, jinai taip sugrįžo rudeniop ir mes ten turim tikrai neblogą vakarėlį, sako, ten buvau modžio, tada ten būdavo irgi trendas mieste, nu ir po to pačio modžio ateidavo pas mus pasitūsinti visi ir panelė sako, žinai, ar tu gal su manim, nu, pasėdėsi, vadinkim taip. Nu tai aš pasėdėjau, tai dabar mano žmona, 15 metų, mes turime 2 dukras. Tai va, tai kaip ir mes užkūrėm šitą kanklių projektą ir tas kanklių projektas jis gyvavo gal kokius 5 superinius metus ir turėjom pirmą sceną ever, kur tikrai daug dabartinių mega žvaigždžių, nu, būtent savo kelią pradėjo kanklės. Tikrai nepaslaptis, viena iš tokių grupių Beisolai, faini žmonės. Daugiau yra vardų, bet gal neišsiplėsim. Ir tai tas formatas buvo toks išskirtinis, nes tokia pirma scena, kai kažkas kažką nori pasakyti, padainuot, pagrot, daug techno, daug repo vakarų, toks va tas, iš ko aš atėjau, iš Jurbarko, iš to savo muzikinio suvokimo, iš tos truputį baro kultūros ir viskas šitokia sintezė įvyko. Ir turėjom tikrai nuostabų projektą, viskas ten vyko gerai, atsirado šeima, vaikučiai, viską ir mes priėjome iki tokio momento, kad įvyko Laisvės alėjos rekonstrukcija, viskas. Metus laikėmės, ten bandėm kažkaip išgyventi, viskas, panelės aukštakulniais ir šiaip nedaeidavo ir viskas. Ir čia jau nebežinojom, ką daryti ir buvo toks pasimetimas iš tikrųjų, bet aš dar būnant kanklėse susipažinau su labai fainu tokiu bičiu, kuris kanklių rūsį iš manęs kažkaip sugebėjo išsinuomoti, jie ten turėjo savo atskirą projektą, ten Chata berods vadinosi ir viską ir aš mačiau, kad tas partneris, tas būsimas partneris, nuostabių rankų žmogus, tai sakau, Jurgelis Mistrelis, tai ačiū jam, buvo gerų su jų dalykų, blogų, bet, principė, aš jam sakau, vat Jurgi, ir tu nebeturi kur eiti, ir aš, ir žinai, vat aplink mano namus kažkur yra tokia kebabinė. Ir mes čia jau pradedame eiti į tą maitinimą. Jau kebabai Kaune jau buvo kultūros dalis, ar ne? Jo, kebabai buvo kultūros dalis, bet mes pasirinkom tokį, vieta kebabinė, bet mes sakom, žinai, mes darysim burgerį, žinai, ir mūsų kely pasitaikė iš tikrųjų, matyt, kai galvoji kažką visada atsiranda tie žmonės, kur padeda kažką įgyvendinti. Tai atsirado prancūzas, šefas, tikrai neblogas šefas, ir jis padėjo mums tą pirmą meniu, tos burgerius, ten kitus visokius sneksus, turėjo tikrai nuostabų skonio suvokimą. Po šiai dienai kai kurie Bocmano burgeriai ir patiekalai tai yra būtent šito tipo sukurti, tai tipo iš tikrųjų buvo įsimylėjęs Lietuvaitę, tose pačiose kanklėse ir aš sakau, žinai, tipo, čia Jurgi, va čia aplink mano namus yra va tokia vietelė, davai darom va čia tokį. Ir sako, okei, visi kaip ir nori daryti maitinimą, kaip viskas yra okei, bet sako, va kaip vadinsis, nežinai. Ir čia va mes sugrįžtame į tą, kad aš iš tų kankių laikų buvau susipažinęs su tokiu žmogum, grafikos dizaineriu ir tiesiog buvau tėvo nuotraukų padavęs. Tėtį mano visi Jurbarke vadino Bocmanu, aš padaviau jo nuotrauką prie baro, tiesiog jis paėmė ir padarė logotipą, aš dar net neįsivaizdavau, aš jo prašiau, tiesiog padaryk man logotipą, Bocmanas, tėčio atvaizdas, viskas, aš nežinau, nei kur aš jį naudosiu ar kam. Ir mes ten trysia kažką, sakau, žiūrėkit, yra brandas, Bocmanas, darom Bocmano kebab and grill ar ten dar kažką, viskas, mes ten dar pusei metų prieš atidarymą pakabinam kažkokią reklamėlę, kad jau greit čia bus Bocmanas čia, taip, ir iš tikrųjų suveikia tą reklamėlę visą kitą ir iš tikrųjų projektas suveikia labai ir mes po tų kankų laikų, po tų vakarėlių mes vėl užkuriam kažkokią naują dalyką mieste
Nu, ta aikštelė Kęstučio gatvė, tai Kęstučio gatvės pradžioje tai tokia būdavo visą laiką pilna. Nu, jeigu įsivaizduoja, kaip ten kažkas laukdavo kažkokiu kebabu, tai visi laukdavo ten to burgerio ir ten tas burgeris, bulvytės ir visa kita. Nu, tokia sėkmė, vėl aplankė sėkmė. Nu, gal tuo metu Kaune ir nebuvo tiek daug burgerinių gerų? Tai, ko gero, tai mes buvom tokie, tai buvo tikriausiai Amber Grill, kurie darė burgerius, bet jie tokią lokaciją turėjo gal tolesnę nuo centro. O kadangi jau irgi ta naktinė kultūra augo į tą lizdą, į tuos vakarėlius kažkur, tai mes nuo lizdo, nuo to naktinio gyvenimo nebuvom toli nutolę. Ir mes, taip pozicionavomės, kad dirbom visą parą, vos ne valandą laiko, tai po visų vakarėlių, dieną vakarė ir visa kita. Ir tikrai mes tais burgeriais, kažkaip tą Kauno jauną žmogų paveikėm. Tai eilė žmonių žinojo tą vietą ir taip. Ir ta vieta augino kažką kitą, kažkas kitas įvyko jau toliau. Tai toliau įvyko tai, kad plėtra, bet plėtra, neturint patirties, jinai sudėtingas dalykas. Tai šokom ant to grėblio, ant vieno grėblio šokom, tada sekė sudėtingesni grėbliai, tai vadinkim, vienas nepavyko, tada bandėm padaryti Vilniui labai nepavyko ir draugystės kai kurios baigėsi, ir partnerystės kažkokios baigėsi ir realiai buvo duobė, visiška duobė. 18 metai ir 17 buvo tokia duobė, kad nepavykęs projektas po labai pavykusio Kęstučio gatvės projekto, labai nepavykęs Senamiesčio projektas, kur tuo metu Senamiestis buvo ta vieta, kai savaitgaliais visi žmonės išeidavo pabūti. Mes patys irgi eidavom į tą Senamiestį savaitgalį. Tai mūsų tas suvokimas, kad ten tų daug žmonių yra, tai vertė mus plėtrą daryti. Tai mes tą plėtrą padarėm. Liūdna, ta plėtra gavosi, mes turėjom tą bankrotą, tą pirmą bankrotą, tai vadinkim, nepasimokėm, dar sugalvojom Vilniui padaryti vietą, Bocmaną. Ir realiai buvo labai liūdna, aš į tą kioskelį, ant kurio realiai dar viskas ir laikėsi, ir visos šeimos pajamos ir visa kita, aš labai nulenkęs galvą jau tą pačią Kęstučio gatvę, nežinau, visada Laisvės alėja einu, bet tuo metu jau Kęstučio gatvę ir mano partneris Vilniui bandė įkurti tą trečią vietą ir atidarinėjom, pinigų visiškai nėra ir aš tokį galvą nuleidęs ir dainu ten, lyg atsimenu, kad kažkada kažkoks bariukas buvo ir aš žiūriu per to bariuko langą, lyg ir stovi baras, kažkoks lyg nestovi, bet mano tokia vizija, kad ne kad dar kažką atidaryti, nes jau aš prisidariau visko, ko man reikia ir nereikia. Aš galvoju, kaip man to Senamiesčio kažkokį tai baldą išsaugoti ir padėti ten kažkur ir aš ten keletą žingsnių žengęs į priekį sutinku lyg ir išmatymo vaikinuką panašu ir aš paklausiu, čia tavo vieta, jo, sako, čia mano, tai gal nuomoju. Aš nežinau, dėl ko aš paklausiau, aš jau nusvilęs be pinigų, be jokio plano. Sakau, žiūrėk, jo, nes aš turiu galvoju, kad susidėsiu visus savo rakandus ir nežinau, ir nebuvo jokio plano. Jis sako, jo, okei, nuomojos, sako, okei, nuomojos, neturiu pinigų, bet nuomojos, okei, ir aš toliau ten iki to Kęstučio kioskelio nueinu, jau tuo visada žiemą šalta, viską ir tos nuotaikos tokios liūdos. Nu ir toks įdomus pasiūlymas, ten toks, tuo metu toks fainas visai vyrijukas toks dirbo ir sako, žinai, blemba šalta tam kioskelį, davai, sako, gal, aš jam papasakau, kad čia daiktus pasidėjau, ten nepavyko, čia visa kita. Sakau, davai žiemai atidarom mes tą pubą tokį, nes geriau negu kioskelis, bet jis čia tokį pastumėjo. Sakau, tai jeigu padėsi, davai darom. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Ir iš tikrųjų mes pradėjom sutvarkytis tą Kęstučio, dabartinio Kęstučio, jau dabar, nežinau, 10 metų veikia šitą vietą ir man širdis neleidžia jos uždaryti, nes vėl toks labai didelis atspirties taškas įvyko būtent nuo to Kęstučio gatvės. Nauja pradžia tokia.
tokia, nežinau, kelinta, bet vis tam versle būna, kad tu lyg ir sudega visi tiltai ir kažkaip kaip Feniksas bandai viską pakelt iš naujo. Tai mes vėl sugebam atidaryti iš, nežinau, iš kokio tai kapitalo ir iš ko, iš didelio noro tikriausiai tą vietą. Ir atsiranda jaunimėlis, kuris nori, sako, gal tu Kęstučio parduodi ir visą kitą patalpos, ten ne mus, bet patį versliuką. Ir taip gaunas, kad tų pinigų, kurių trūksta tam pabiukui paleisti, čia mes parduodam, čia pasibaigiam projektą ir kaip dabar gerai atsimenu, mes dar nepasileidę to projekto ir skambino iš TEDx'o, tada tai buvo ten 2-3 metai TEDx'as labai, aš sako, galit gal ten rėmimą padaryti burgerių, ten iškepti, nes tas gandas geras, burgeris, visa kita. Visada aš sakau gyvenime, viską mes galim, žinai, ten mes kažkiek paremėt, kažkiek jūs nuperkat, bet būtinai afteris pas mus, žinai, tipo, tokia nauja pradžia užsuk. Ir įvyko afteris ir toks, ir atidarimas ir visa kita, nebuvo kažko įspūdinga, bet mes paskui augom, mes padarėm terasą ir visa kita ir vėl viskas, jau mes pradedam ir platesnę, vadinkim, jau platesnį maitinimą daryti kitokį, tokį jau nebe kebabas, jau čia burgeriai, jau čia suktinukai, dar kažkas, jau toks pabas gaunasi, ir alus, ir tas, ir terasa, ir viskas, ir tuo pačiu prasideda ir kita verslo mokykla, kad, vien tik tikėjimas, verslų, partneris ir visa kita nuveda į tam tikrą dalyką, kad Vilniui vyksta Bocmano atidarimas, iš toks Bocmano krikštatėvis, mano brandas ir visa kita. Ir mano partneriai, kur ten viską pasako, tai tu čia pabūk pasyvus akcininkas, kas vadinasi niekas. Už savo vietoje esu niekas ir kaip ir gerai turiu savo pabą, kurį vienas padarau, ir blogai, kad nebeturiu to Vilniaus, nes suprantu, pasyvus akcininkas tai niekas, tai toks sudegimas vėl. Bet sakau, tas kovojimas ir norėjimas visiems parodyti, kad vis tiek tu krikštatėvis, tavo brandas ir visa kita, tai man viskas ten sekasi, Kęstučio einam į priekį ir visa kita, ir skambutis iš Vilniaus ir sako, viskas, Bocmanas užsidaro. Sakau, palaukit, niekas neužsidaro, niekas neatsidaro, kaip ir minėjau tose bazėse, kai tu nenori. Turi viską padaryti, jau jeigu tu nori uždaryti ar atidaryti, tai tu priemi sprendimus, nes tu esi tas lyderis. Tai aš manau, kad aš visada ir buvau tas lyderis. Ir sakau, partneriai, jūs, mano mėlėjai, dabar galite nieko nedaryti, jūs jau viską padarėt, parodėt, kokie jūs galingi ir toliau. Ir iš tikrųjų, su tam tikrom pažintim, su tam tikru dideliu noru mes perėmėm visą Vilniaus projektą. Aš jau esu aktyvus dalyvis tam projektą, ir yra Kaunas, ir Vilnius, ir mes paleidžiam naują projektą Vilniui ir kas atsitinka? Korona. O korona iš tikrųjų žudė visus šlavė verslus. Ir išlikt koroną, ir išlikt maitinime, naktiniam gyvenime. Ir mes turim jau dabar 26 metus, ir sugrįžtam į tos 19-20. Tiesiog, tai kaip mokėjom, taip ir gyvenom. Ir kažkas suprato, kažkas nesuprato, kažkokias nuomas reikėjo mokėti, kažkokias nereikėjo. Ir kad nebūtų maža, atsiranda mano gyvenime dar vienas pasiūlymas ir dar vienas projektas, kai visi spaudžia stop, tada aš spaudžiu gazą, sakau, mes darom naują projektą krepšinio namuose ir važiuojam. Taip, ir dar vis kaip lyderis, kaip asmenybė, aš nesu visiškai savim pasitikintis, nes pasitikėjimas savim ateina per tas patirtis, kai kažkur labai nudegi, žinai, kad taip daugiau negalima daryti, arba vis tiek dar tai padarai, arba nebedarai. Tai taip, vėl, aš iki tol, iki pratęsimo, iki krepšinio namų, aš iki galo savim nepasitikėdavau, aš vis patraukdavau į savo verslo pusę žmonės, partnerius, kad dalį tų dalykų deleguočiau, nes aš savim nepasitikėdavau. Ir aš taip pasitraukiau naujus partnerius.
Ir mes pakuriam naują projektą, mes per karantiną, kada, sakau, niekas nieko nekuria, mes pakuriam naują projektą, tada antras karantinas, tada galim, per antrą karantiną, nu, toks vyksta jau toks įsigryninimas, lyg ir yra Kęstučio gatvė maitinimas, lyg ir naujas projektas, restoranas, krepšinio namuose su nauju. Visada tokie transformacijos vyksta, tu darėjai čia tik tais naktinį gyvenimą, čia darėjai greitą maistą, čia jau darėjai pubą, o čia mes ateinam į restorano sektorių, į cateringą, į to, ko mes nemokamės. Mums reikia mokintis, mums reikia daug suvokimų ir čia dar toks iš Vilniaus pasiūlymas ateina, kad tu gali išsipirkti ir turėti tik savo tą botsmaną ir tokia esminės klaidos, nu, tokia nepatirtis ir žmonos ir klausiu, sakau, tai žiūrėk, bet aš, žinai, bet to nereikia, sako, Karoli, nu laidok šitą dalyką, bet sakau, žiūrėk, kada aš galėsiu dar gyvenime pasakyti, kad Vilniaus gatvėj. Taip. Prie Materkės, turėti botsmaną, nu, come on, čaika, čia tas ego, dabar jau tą ego biškį tu nuramini, bet tada tas ego, wow, čia, bet čia tas ego suveikia, turiu aš tą botsmaną Vilniaus gatvėj, su tikrai fainu konceptu, tikrai, nu, tai širdies konceptai ten tie vėl apie muziką, botsmanas, Music Avenue, toks gaunasi, kad turim tokius live koncertus ir visą kitą, bet tiesiog tai ne Vilniaus gatvėj, nuodėmių gatvėj turėti tokį nuoširdų projektą, ten tai neveikia. Tai neveikia. Viskas, čia pamokos, čia taškas, viskas. Klaidas padarai, už jas sumoki, nusinulini, važiuoja toliau, sugrįžtam į Kauną ir mes sugrįžtam į tokią vėl didelę duobę, kad turiu partnerį, turiu kažkokius neaiškumus, turiu Kęstutis jau jis senėjimo procese, nu vadinkim, kada projektas turi gimimą, tą vadinkim, tą laiką, kai gali tų pinigų uždirbti ir senėjimą, tai kaip ir sakau, jis dabar turėjo senėjimą, dabar jau senelis ten jau su lasdelė juda, nu tokia prasme tas mūsų Kęstučio gatvė, bet dar vis juda ir judės, kol, nu vadinkim, judės. Kol norės. Kol norės. Ir realiai, aš tokią situaciją turiu gal kokiais 23 metais, kad dėl partnerysčių ir visą kitą aš kaip ir nebeinu į savo asmeninę viziją, krepšinio namus, nes mes turim vidinių tokių nesusipratimų. Kęstutis nejuda ir aš turiu va tokią pauzę, tokią stop. Neturim vėl pinigų, turim šeimą, reikia valgyti ir realiai mes spaudžiam stop ir aš nebežinau, ką daryti. Tiesiog, nebežinau, ką aš sugalvoju, tai aš kažkokiu būdu tų 23 metų žiemą išvažiuoju į Tenerifę ir visiškai mėnesį laiko nieko nedarom. Tiesiog būnam su šeima, tiesiog labai viskas taip, apie nieką negalvoju, aš sakiau viskas. Čia matyti jau viskas. Ir sakau, čia jau reikia pabaigti, viską reikia pabaigti, viskas. Bet Kęstučio gatvė veikia dar? Neveikia niekas. Žodžiu, tokia situacija, kad gruodžio mėnesis, ten gruodžio kokią 10 ir nėra ten tų, žodžiu, ten niekas nesigauna. Ir čia negaliu gauti pajamų, nes yra tokios vidiniai dalykai. Kažkokias turi, ten algą, minimalę, bet taip verslininkas negali gyventi. Tai tiesiog spaudžiu stop, išvažiuoju į Tenerifę ir kaip dabar gerai labai atsimenu, iš mano rato atvažiuoja ten draugai ir visa kita ir gyvenime visokių dalykų ir labai įstrigo tas 23 metų, ta mano vėl tokia duobė. Ir man vienas toks artimas labai žmogus, tikrai labai daug gyvenime, visko labai artimas žmogus. Nežinau, kodėl jis man tai paklausė, aš kaviniai sėdžiu, mes ten kavą geriam kažką. Sako, o Karoli, o kodėl tavo akys nežiba, žinai? Matė. Jis ir norėjo biškį patraukti mane taip ir kad tu susimoviai. Ai, galvoju, čia iš kitos pusės gal. Čia biškį, bet sako, kodėl tavo akytis nežiba. Ir
Ir man labai buvo skaudu, žiūriai skaudu. Aš, viduj kraujava, 100% kraujas bėgo. Nežinau, tas mėnesis kažką padarė, tiesiog aš grįžau, susikaupiau, nusileidau į Kęstutį ir kasdieną po 18 valandų kapojau. Kapojau, ką mokėjau geriausiai. Sakiau, gyvenime esu iškepęs labai daug burgerių. Aš užsidariau tuose dūmuose, kepiau, pyliau alų ir nieko negalvojau apie jokią ateitį. Tiesiog kapojau, dariau. Ir rezultatas buvo, ta prasme, kaip iš to nieko, Kęstučio gatvėje atrodo jau ten neįmanoma nieko padaryti, tik kai man žmonės sako neįmanoma, viskas įmanoma, jeigu degi širdį ir aš pailsėjau tą mėnesį ir man tas skausmas, tas kodėl ir man akise tos kibirkštys matyti įsidegė ir vadinkim taip gavos, kad po tų pusę metų neįimų į tą visą kitą, kažkaip mes radom sprendimą su mano partneriu ir aš tapau vienintelis akcininkas jų restorane. Kęstutis atsigavo, kažkaip po biškį vėl viskas pradeda keistis ir mes, kada tu esi partnerystė, kai kurių sprendimų tu negali daryti vienas ir sudėtinga viskas. O čia mes įsijungiam tokį, kad viskas, aš vienas galiu spręsti, kaip tas verslas turi dėliotis ir labai daug dirbom visais įmanomais kampais, renginiais, išvežiamuosiais, vietoj, Kęstučio, alus, viskas ir mes darėm vieną tokį įdomų pokalbį, kad mano vienas geras pažįstamas sako, čia gal kažkokį europinį projektą daryti visą kitą, nes man visada įdomu kažkokios naujovės ir sakau, čia beveik būtų, sakau, magistrinis darbas. Sakau, tu magistrą? Ne, sakau, pradėjau, dukra gimė, bet nepabaigiau. Ir sako, turi 2 dienas. Ir aš per tas 2 dienas sakau, jeigu įstosiu į jį ten nemokamą, tai tada mokinsiuos. Ir žinok, ir kai žmonės sako, kad kas yra mokslas. Tai kaip ir tas mažmenis, tas maitinimo verslas, jis niekur nedirba, jis ten duoda tau atlyginimą, duoda galimybę auginti tą šeimą, pamatyti tam tikrus dalykus, bet mano toks mažas lūžis įvyksta, kada man gerbiamas mano pažįstamas man pasiūlo pastudijuoti magistrą. Tai žodžiu, aš bet kokiu atveju tėvui pažadėjau bakalaurą pabaigiau ir mano jau ten santykis su mokslu, sakiau, viskas, ačiū, man nereikia, aš labai geras personalo vadovas pabaigęs, ten 3 kursai chemijos ir iššūkis, sako, davai važiuok į magistrą ir verslo ekonomiką. Verslininkas vis tiek. Čia KTU? KTU, jo. Ir įdomu. Ir įdomu ir žinok, man po kokių 1,5 metų realiai jau toks lūžis įvyksta. Ir aš truputį gal uždelsiau su tuo pačiu savo darbo rašymu ir visą kitą, bet aš tada labai stipriai įsijungiau ir tu patikėjai, krūta mano čakros atsidarė. Ta prasme, aš verslą pamačiau visiškai iš kito. Aš pabaigęs magistrą skambinau ne vieną kartą savo darbo vadovui, sakau, ačiū, ta prasme, sako, kas tau atsitiko. Sakau, čakros atsidarė, tikrai pamačiau, kad mes ten mažmenai, mes labai daug to suvokimo turim apie, jis sako, yra vyras, mato plačiai, moteris, žinai, siauriau, detalės, ne? Tai mes, tas mažas maitinimo verslas, visada tas detalės matom visą kitą, o tas vyriškas pasaulis, žinai, mato plačiai. Tai tuo momentu aš pradėjau suvokti, ką aš noriu toliau daryti. Ta prasme, man užsidegė maitinimas gerai, šeima gerai, visas tas Bocmano brandas, jis 15 metų viskas, bet aš pamatau kitas rinkas, kitas galimybės, gal net galimybės padėti ten tokiem pat mažiem kaip aš, tam mažam verslė, nes didelioje rinkoje tu turi galimybių surasti produktus ir juos paduoti į dabartinę rinką ir čia jau mes dabar einam į tą, kur aš jau matyčiau, ką aš noriu toliau gyvenime daryti. Tai
Tai tokia vat istorija. Tai va tokia istorija, tokia ta istorija, kad po to magistrinio darbo mes pradedam didmeninę prekybą, žodžiu, bandom Italijos gerus žinomus produktus integruoti į Lietuvos rinką, tai turim eilę, grupę produktų, ką mes bandysim ateityje pristatyti Lietuvos rinkai. Su tuo pačiu Bocmanu, be Bocmanu ir tai va turim tokius verslo užmojus daryti va tokį padėjimą, parodymą, galimybių Lietuvoje, kaip, nes reikia suvokti, kad tą 15 metų mes dirbom su Lietuvos didmenininkais, ir turim, ir tas labiausiai gal ir buvo, kad viskas labai vienoda, ta kultūra labai nusistovėjusi, kad tu ten gali pas 5 didmenininkus pirkti tam tikrus produktus ir neturi galimybių rinktis. Jeigu tu ten kažko nori, tiesiog arba tu pats vežiesi iš kažkur, bet tai tada prasideda kiti dalykai, ir vėl tu kaip peliukas sukiesi tam ratelį. Tai kai man tos čakros atsidarė, kai aš panaudojau savo visas galybės, visas kontaktus ir pamačiau Italijos tiekėjų mums siūlomus produktus ir kainas, tai aš suvokiau, ką aš noriu daryti toliau. Tai va tas apie verslą ir dar toks socialinis toks gal sugrįžimas į tą mano gimtinę nuo Kauno. Tai turim tokį socialinį projektą pradėję, tai vadinkim tokius paimamų unikalius tokį turistinį sugrįžimą namo, šeimom. Turim daug labai iš Jurbarko, ar ten Šilutės, ar iš Seredžiaus, ar Veliuonos, kur mes išsimėtę visur, bet atgal grįžti ir aplankyti tam tikrus dalykus, pasidalinti tą mūsų istoriniu tuo keliu, tuo nuostabiu, taip pat toks čia apie verslą, apie itališkus projektus, apie socialinius dalykus, turizmą, tai čia būtų tokia duoklė, iš kur aš ten atėjau. Šaknim savo. Šaknim, vadinkim. Tai va tokia įžanga gal į tai, ką mes bandysim papasakoti ateities laidose, ateities tose pasikalbėjimuose su tavim. Čia, gal kažkokiai kitoj vietoj, tai bus apie tuos naujus produktus, naujas galimybės tiem patiem mažiem mano draugam, mano mažiem verslo subjektam ir dideliem šeimom apie tuos galimybės keliauti, kaip keliauti, kur nukeliauti, ką papasakoti. Tai viskas jau ateityje ir manau, kad va toks pirmas išėjimas, mūsų pirmas pasikalbėjimas, šiek tiek daugiau mano toks monologas gavas, bet smagu pakalbėti, smagu prisiminti, kas ten buvo ir smagu anonsuoti, ką mes ten toliau darysim. O man šiaip įdomu, o kodėl Italija? Ar ta virtuvė tave visada žavėjo, ar tu apsilankęs ten pamatei kažką, kaip kitaip veikia maisto verslo pasaulis? Iš tikrųjų, tai kaip ir sakiau, tas studijavimas, kad tu tą verslo ekonomikos magistrę, man parodė, kad galima ieškoti galimybių, o aš man patinka kaip po šalis maisto kultūra, turizmo kultūra, man yra dalykų, kur gal nelabai patinka, bet tas kontaktas per tą patyrimą nuėjo, kad, kaip ir sakiau, kai tu kažko ieškai, tau dievulis paduoda tas galimybės, tai mes nuėjom į nuostabius kontaktus ir ta verslo kultūra, kaip ten veikia tas mechanizmas, jis čia Lietuvoje taip nėra. Mes tuose kontaktuose turim labai labai daug galimybių. Tai vadinkim, tie kontaktai vienyje visus gamintojus. Gamintojai turi tam tikrus produktus, kuriuos mes galima gauti pigiau negu iš pačios gamyklos. Tai mes tokį modelį taikydami galime atsipiginti labai produkto kainą čia vietoje ir pasidalinti tą gerą patirtim, kokį mes tą kontaktą turim. Tai vat mes žingsnelis po žingsnelio dalinsimės kažkokiu tai produktu, kažkokią tai patirtim ir kad
kad bendrausim, pasikalbėsim, kas mums visiems įdomu, verslo lygiai tai įdomu uždirbti truputį daugiau pinigų. Tai jeigu mes galime uždirbti truputį pinigų ir pakeisti pačią kultūrą, nes, vadinkim, jeigu mes šnekam apie gėrimus, tai, vadinkim, Lietuvos gėrimų kultūra yra vienokia, Italijos kitokia, tai mes gal galim tokį biškį naujovių įnešti, kažkokių naujų skonių ir, mes sakau, žinai, itališki nauji skoniai, po truputį atkeliaus į tą mūsų, vadinkim, maitinimo sektorių ir kas čia žino, gal ir į parduotuvę, gal į prekybcentrį, gal skanesnės kavos turėsim, gal patys skraidysim, viskas po truputį vyksta. Tai tiesą pasakius dabar ir pačio Bocmano brandą atnaujinam ir su šituo pasikalbėjimu, gal ir tokią žinutę pasiūsim, kad tas Bocmanas dabar jau truputį, jis niekur nedingsta, tam maitinime buvo ir darysim tą, ką darom, bet truputį dar ir plėsim tą savo veiklą. Tai keletą taip pasirinkom šakų socialinis, nes verslas be socialinių projektų, jis turi tokią duoklę atiduoti, o verslas, turi uždirbti daugiau pinigų. Tai tokie būtų siekiai ateities, ką mes čia darysim. Norėjau klausti, kaip tu įsivaizduoji, žinai, Bocmaną po 10 metų, bet gal iš esmės naivu klausti, nes man atrodo, tu toks žmogus, kur pats nežinai, kokią galimybę tavęs laukia, nes tu viskam sakai taip. Tai čia tas, kas pažįsta mano, ir žinai, aš pirmiau pasakau taip, o paskui galvoju, kaip padaryti. Tai dažniausiai sakau taip ir sakau vis gerai ir geriau, ir dar galim geriau. Ir mano tokia asmenybė ir veda į tai, kad aš tikrai gyvenime noriu padaryti kuo maksimaliau geriau ir kas yra mano galimybėse. Tai aš tikrai ieškosiu galimybių, kad ir tai aplinkai būtų geriau, ir man būtų geriau, ir visiems mums geriau, tai visom prasmėm. Tai norisi visą atiduoti savo širdį. Tai jeigu kažką darai, tai darai iš širdies. Tai jeigu aplink tave yra žmonės, tai atiduodi jiems savo širdį. Ne viskas visada susiję, taip, verslas jis susiję, bet tuos pinigus, kuriuos uždirbi, vėl tu pasidalini toje aplinkoje. Tai jeigu tavo aplinka, jeigu tavo Lietuva, jeigu tavo Kaunas, dabar jau mano Kaunas, truputį Jurbarkas, jis man toks, ten gimiau, augau, čia jau daugiau gyvenu negu tam Jurbarke, bet vis tiek mes čia nuo to Kauno iki Jurbarko, ar iki Nidos, ar visas tas kelias, mes vis tiek čia ta Lietuvelė mūsų, mes čia šiandien čia, rytoj Nidai, poryt Vilniui, dėl ko mes čia irgi šnekam su tavim, atrodo vieną vakarėlį pašnekėjom, kitą jau bendravom, gal už savaitės naują laidą darysim, gal kažką kito. Tas yra tas nežinomybės džiaugsmas ir sukelia tą adrenaliną, dėl ko mes norim judėti į priekį, nes mes norim judėti į priekį. Aš toks iš prigimties noriu judėti į priekį, tai toks norai. Bet ne visi verslai taip daro, žinai, būna atranda sėkmės formulę ir laikosi jos. Jo, bet tada atsitinka, kad Nokia irgi laikėsi sėkmės formulės, tai atėjo ir taip. Tai aš dar sugrįšiu irgi apie tą sėkmės formulę, maitinimo verslas ar ką, jis gali būti gyvas, jeigu tu laiku pastebi, kaip keičiasi žmonių įpročiai, žmonių norai ir kaip ir šiandieną mes perėm per daug labai dalykų, ką mes darėm ir dėl ko mes esam tą 15 metų, dėl to, kad mes pastebėdavom, taip mes klaidų padarėm, taip mes ir šiandieną darom klaidų, bet tu jau kai jauti, kad čia kažkas tai rinkoje vyksta jau kitaip, nes, vadinkim, nuo Cepelinų iki Michelin lygio, mes turim tą 30 metų, bet reikia suvokti nuo to pečiaus Cepelino, kuris ten visą dieną, iki to Michelin lygio, tai kokios transformacijos įvyko ir kokie dalykai įvyko, tai va taip tas verslininkas ir turi vis perkratyti savo smegenį, kas toliau, o koks tavo kitas įėjimas, o kas toliau. Tai va taip ir noris pagauti tą laimės paukštuką, bent jau
tų 3 ar 4 metų ir su juo paskraidyti. Kas po to 4 metų, nu, niekas nežino, nes mes nežinom. Bet svarbiausiai, ne ten, kur mes nueisim, nu, vat klausimas, va, ką tu įsivaizduoji, ne čia svarbiausia, kaip mes eisim, su kuo mes eisim, vat, ką mes savo kelią pasirinksim, kokie tie žingsniai. Tai tas ir yra. Nėra smagu, kad nu, va, turi tu kažkokį iššūkį, viskas padariau, čia įgyveninu kažką. Ne, kaip tu padarei, nu, va, nu, žinai, tu užsakom ten kelionę, ar ten bus gimtadienis, ar dar kažką, ir tą dieną, bet tas ėjimas, tas laukimas, va, kaip mes tai padarysim, ką čia panaudosim, va, kaip ir sakau, aš sakau taip, ir galvoju, o tai dabar kaip čia reikia padaryti? Ar iš vis įmanoma? Ar iš vis įmanoma, nu, bet panašu, kad įmanoma, jeigu labai nori. Tai tikrai viską įmanoma, kas žmogiškose galimybėse įmanoma padaryti, bet yra niuansų, yra ten tų prieskonių yra, taip, bet tų nieko čia nebus, visko būna, yra tie žmogiški faktoriai, aplinka irgi yra, kuri veikia ir kur ten gali kažkas nepavykti. Bet galutiniam tam dideliam norė, tai labai gražiai ten susidėlioja tas kelias, labai faina, nes visos tos geros patirtis ir netėjo, kad ten, nes va tik eidamas tuo keliuku, va ten va vieną pakalbinai, ten tą iššūkį neįgyvendinai ir visą kitą ir žiūrėk, ten kur neįgyvendinai, ten kažkokį iššūkį, ten kažkoks žmogus buvo piktas ir viską ir jis patapo tavo geriausiu draugu ir va tas keisčiausia, kurie tie geri atsiai dalykai, nu, tai ne visada, nu, tai nebūna iliuzija, va, o tie skaudus tokie, nu, tai jie tavo daugiausiai išmokina ir žiūrėk, duoda tau daugiausiai įdomių dalykų. Tai va, tas ėjimas, man įdomiausia visą tai yra kelias. Bet net ir tos duobės, kurių turėjai nemažai iš esmės. Tai tos duobės jos ir davė daugiausiai, nes tas duobės išspręsti reikėjo pasitelkti visas tas žmogiškas ir savo asmeninės tas savybės, kad tu išspręstum viską. Tai nepagalvok, yra ir po šiai dienai neišspręstų dalykų, juos tu tik laikė gali išspręsti, nes kada kažko neina išspręsti, tai reikia tiesiog kartais pasiduoti laikui, tiesiog nieko nedaryti kažkiek laiko ir tada žiūri, kad biški matymas pasikeičia ir tada sprendžiasi dalykai, bet pats tas procesas visada veža, versle ir tas adrenalinas yra, nes kartais pagalvoju, kam tu čia vis taip kažką čia bandai padaryti, bet tikriausiai, kad tu tas adrenalinas tai ir yra tavo duotybė, dėl ko tu čia nes ne visada reikia daryti, ten kažkur judėti į priekį, bet va taip malonu turėti tokio lengvo stresiuko. Bet tu jau toks nuo vaikystės buvai. Visiškai, ta prasme, 100%. Čia tu esi pavyzdys, kaip verslininkų gimstam, man atrodo. Tiesiog gimstam, nes aš bandžiau galvot, va taip, žinai, buvo toks irgi 18 metų, ten, žinai, vienas ten gerai groja, ten kitas sportininkas, ten kitas ten, šiaip gražu, žinai, būna aukštas ir gražus, tai dar kažkoks, žinai, ir aš galvoju, blemba, bet tai, žinai, vieniem ten viską davė, o kam, apie ką aš čia, kas, ir aš bandžiau suvokti, kas man yra duotybė. Tai dabar ten tie 44 metai ir aš galvoju, kad tai dievulis man tą duotybę davė būti ten tokio ėjikų, žinai, strategų, ėjikų, siekikų, ne. Ir čia nebūtinai, čia, man sakė, žinai, ko tu čia draskaisi, ne. Tai čia nėra dėl pinigų draskinimas, nėra, bet ar ten įrodyti, vėl ten buvo kažkokie etapai, kad ten nori aplinkai įrodyti, nori įrodyti santykiam, ten nori įrodyti daug. Tai čia nėra apie tai, kad tai viskas, jau tu pats supranti, dabar jau tu supranti, kad tau duotybė, kad tu jau čia viską parodai, ką tu čia jau gali, o dabar tiesiog nori ir dar pasidalinti tą savo patirtim, kurią jau tu įgyjai tam kely, nes, bet ar nori tą patirtį kažkas ten išgirsti vėl, buvo tokių minčių ir, žinai, jeigu tu ten jaunesniem kolegam sakai, kad, gal tu čia taip nedaryk, taip,
jie vis tiek iš savo klaidų pasimokys. Iš tavo klaidų niekas nenori, nes galvoja, kad, nu tu čia taip, žinai. Bet kažkaip, norėtųsi ten turėti tokią edukaciją, kad, nereikia, sako, protingas, žinai, nereikia daryti tų pačių klaidų. Tai, po tiek tų metų, tokios ten, ir skaudžios, ir geros patirties, kartais reikia, paklausyti, kad, tu ten geriau nedaryk. Tai kažkaip tai visada norisi kalbėti, aš tikrai aplinkoje labai daug kalbu su daug žmonių ir man patinka kalbėtis, mano toks džiaugsmas yra bendrauti. Ne visada gal eina pabendrauti, bet jeigu galiu, tai toks pabendrauti. Bet jo, verslas tai tikriausiai duotybė yra, manau taip. Manau, kad šitie visi metai tave išmokė ne tik apie patį verslą, bet ir apie žmonės labai daug. Iš esmės esi tam tikras, žinai, psichologas savo darbuotojų, partnerių, kolegų. Ką labiausiai išmokai apie žmonės per tiek metų šitam versle? Kad visi yra žmonės ir žinai, ką labiausiai išmokau, kad čia, kaip sako, žinai, ten duotybė verslas ir visa kita, bet visi mes žmonės, visų pirma galvojam tik apie save. Taip. Ir mum nesvarbu, kaip tu jauties, ar kad tu ten, visų pirma, mes galvojam apie save. Čia galima pasakyti savanaudišką, bet čia jau mum nuo akmens amžiaus eina, kad ten šnekėsi, ten turi gerą pokalbį ir iš to gali išplaukti, vis tiek žmogus sakys, kad, aš geriausias esu. Tai, čia yra apie mane, čia yra apie aplinką, kiekvienas žmogus savo yra pats brangiausias. Ir aš net gerbiu visą šitą situaciją, kad, natūralu, mes turim tik tai savo vieną gyvenimą, turim vienus tos pasirinkimus ir kiekvienas tas darbuotojas ir kiekvienas tas aplinkos žmogus visų pirma galvos tik apie save. Tai kai tu žinai, kad kiekvienas galvoja apie save, tai tau truputį irgi lengviau, nes, nebūna tų, vadinkim, kaip sako, žinai, nebūna tų taip, jeigu jis sako, kad aš, čia darau dėl tavęs, tai aš to netikiu, nes visų pirma tai darau dėl savęs, nes visi mes taip darom ir čia toks psichologinis dalykas, tai taip, aišku, per tiek laiko, per tiek bendravimo, tu gali matyti, ar žmogus nori bendrauti, ar jam reikia to dėmesio, nes, prieiti ir bandyti pakalbinti to, kuris su tavim nenori kalbėti, papasakoti istorijas, kurių jis nenori girdėti, čia to nereikia, bet tiesiog, čia žinai, kai kažkokį darbą darai, sakau, kad būtų meistras, profesionalas, tai reikia 10 metų kažką daryti, ten profesijoje kažkokiai, arba tai atitinka 10 000 valandų. Kažkoks toks yra santykis. Tai po tų 10 metų, taigi tu jauti. Tiesiog tu jauti vibracijas kažkokias ten savo aplinkoje ir ten, vadinkim, versle, ar ten darbuotojai, ar ten kažkur, kaip į tave visą tą bendruomenį žiūri. Tai jauti, ar jie čia nori su tavim gerai, ar blogai, ir nuo to tu taip darai sprendimus. Tai dabar tu greitai jauti žmonės. Būna apsigauna, visko būna, bet šiaip turiu tą, kaip sakau, išsiugdęs tą tokį pajautimą. Šiaip man patinka toks, žinai, daug visame kame magijos. Aš toks, turiu, man patinka tokie horoskopai, ar ten patarimai, ar ten kažkokia kitokia magija, nes man taip smagiau gyventi. Prasme, aš turiu tokių iliuzijų, prisigalvoju ir aš ten pasidomiu, kad ten mano rate ten kas su kuo, ten kada gimės, ten koks skaičius, ten... Nes man taip įdomiau, taip pat būtų liūdna, jeigu tu ten negalėtum pagalvoti ten kažkokių iliuzijų. Yeah. Tai kitas dalykas, kada tu tokias iliuzijas vėlgi turi ir visa kita, tai vėl,
tu žiūri, ko tam žmogui reikia aplinkoje. Tai ar ten darbuotojai, tai vieniem reikia pinigų, kitiem reikia paguodos, nes mes visi žmonės labai skirtingi ir sakau, kas vienus motyvuoja, kitus gali kaip tik nemotyvuoti. Tai tikrai, jeigu tose pačiose studijose ir visa kita, tai nepagrindinis motivatorius, ten pinigai, ten daug gali būti motivatorių. Bet visų pirma, patirtis sako, kad jeigu iš čia bet ką darai, bet ką, iš čia labai neapsišausi. Vis tiek tu prieisi prie kito čia. Tai jeigu tu iš širdies darai ir dėl tavęs iš širdies darysi, čia taip veikia. Taip kažką. Tai iš esmės, jeigu ateitų jaunas žmogus, jaunas Karolis, jaunas Lukas ar bet kas, tai tą ir pasakytum? Kad jeigu darysi iš širdies... 100% gali ateiti jaunas Lukas ir jeigu jaunas... Esu savo, šitam kely, kokius, nežinau, gal 3-4 jaunus Lukus sutikęs nuostabius ir ten buvo taip ir buvo geriausia, ką aš turėjau. Ir kuo daugiau tokių jaunų Lukų, kurie ateina su čia, visiškai viską gali pakeisti, visus požiūrius, tik va čia reikia turėti. O jeigu ateina, gali ateiti kažkoks kitoks, ne Lukas, nes Lukas geras, o gali ateiti ir ateina, ir visokio ateina. Bet kažkaip jau paskui jauti. Ir tie nelukai labai greitai jaučia, kad tu irgi čia jau turi tą šeštą pojūtį. Ir tu jau matai, kaip skaneris gali nuskanuoti. Iš tikrųjų daug gali nuskanuoti ir jau tie tokie, žinai, yra testai, kur ten tinkamą klausimą paklausi ir ten daug informacijos gausi. Nes, jau tu išsiugdėjai tą aplinką, kaip ten kas, kur įveikia. Bet kokiu atveju, tai ar Lukas ar ne Lukas, tai vis tiek mėgstu pakalbėti su visais, mėgstu tos testus pasidaryti, mėgstu, nes man patinka, čia tas kelias, kai su visais pašneki ir sakau, nes vis tiek sueinam į tą, kad mes reikia kalbėtis, šiandieną mes apie tai ir šiandien, reikia davai pasikalbam, tik laiko praėjo, žinai, kažkas iš to gausi, žinai, kažkur nueisim, žinai, kažkokį vėl naują kelią pamatysim, nieks čia nieko nežino, bet kalbėtis reikia, smagu pasikalbėti tokiam formate, tokia atmosfera gera, ši studija 101, čia jūs fainai vedat visą pokalbį, tai kalbamės. Tai apie šeštą pojūtį prakalbai ir manau, kad turiu ir aš, ir kas klausys šitą mūsų pokalbį, turi šeštą pojūtį, kad kiti epizodai, kad ir ką tu darysi, ir kad ir kur bus filmuojami, ir kad ir ką Bocmanas pristatys, bus gerai. Aš labai stengsiuosi daryti iš čia, aš nežinau, kaip tai darosi, aš šiandieną atėjau visiškai niekam nepasiruošęs, neatsinešiau nei šviesdėžės, nei reklamos, mes neturim nieko. Mes turim tik tais šituos dalykus ir turim tą prieš tai vieną susitikimą. Labas, Rūta, ką tu, ką aš, mes gal kažką pabandom. Tai šiandieną tokia, žinai, kaip sako, demo versija tikriausiai, nežinau, kaip čia vadinsim. Pilot. Bet aš manau, kad po šitos demo versijos mes turėsim ne vieną įdomų svečią, produktą ir naują kelią. Tai... Į kur? Į Nidą? Benai? Į Nidą. Į Nidą. Все. Galim ir užbaigti gal? Ja, manau, kad gražiai čia pabaigė viską. Jau tu